Viešpaties Jėzus Kristus malonė tebūna su jumis. Melskimės. Dangiškasis Tėve, per neturtą bei nuolankumą susiratiškai Tėvą Pranciškų padaryk pačiu ištikimiausiu Jėzus Kristus atvaizdu. Padėk ir mums su tavo tarno Pranciškaus džiaugsmu bei garbingumu sekti tavo sūnų. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Tas vienas brolis jam tarė, Tėve, tavo gyvenimas bei elgesys buvo ir yra šviesa bei pavyzdys ne tik tavo broliams, bet ir visai bažnyčiai. Tai bus ir su tavo vertime, kai tavo broliams ir kitiems teiks liūdesį bei skausmą, tau netgi paguodą, tai begalinį džiaugsmą, jog iš didžio vargo persikėlsi į dar didesnę balsą, iš daugelio skausmų bei išbandymų į tikrus begalinius vartus ir iš šios laikinos mirties į amžinąjį gyvenimą, kur išvysi viešpatį savo Dievą, meilės veidą, kai tuo tarpu čia taip karštai bei aistringai giminėjai. Tėve, tu turi žinoti, kad jei jau viešpats neatsiunčia išgijimo iš dangaus, tai tavo liga yra nepagydoma ir, kaip sakė gydytojai, tau gyventi liko labai mažai. Tada, tai girdėdamas Pranciškus, nepaisant dar labiau paūmėjusių skausmų, atrodė naujo džiaugsmo perkeistas. Jis mat išgirdo, kad sesutė mirtis dabar jau buvo visiškai čia pat. Po to paprašė Evangelijų knygos ir paprašė, kad būtų jam paskaityta Evangelijos pagal Joną skyrelis, prasidedantis žodžiais. Tai buvo prieš Velykų šventes. Iš Evangelijos pagal Joną. Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jam savo meilę iki galo. Vakarieniaujant, kai velnias buvo įkvėpęs Simono sūnaus Judo Iskarijoto širdin sumanymą išduoti jį, žinodamas, kad Tėvas yra visą atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einas pas Dievą, Jėzus pakilo nuo stalo, nusivelkė viršutinius drabužius ir persiausė rankšluosčiu. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas, iššluostyties rankšluosčiu, kuriuo buvo persiausęs. Numazgojęs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė: Ar suprantate, ką jums padariau? Jūs mane vadinate mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš ir toks esu. Jei tada aš viešpats ir mokytojas numazgoju jums kojos, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums darau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Tai buvo tikras žmogus ir krikščionis, visą gyvenimą mokęsis mėgdžioti gyvąjį Kristų ir kiek galima labiau su juo supanašėti. Mirdamas su mirštančiu, miręs su mirusiu. Štai kodėl jis nusipelnė garbės savo kūne nešioti regimą Kristaus atvaizdą. Jis iš tiesų norėjo viskuo supanašėti su nukryžiuotu Kristumi, kur jisai varganas, kenčiantis ir nuogas liko kabėti ant kryžiaus. Štai kodėl jau savo atsivertimo pradžioje jis stojosi nuogas prieš vyskupą. Todėl ir savo gyvenimo pabaigoje panoro nuogas išeiti iš šio pasaulio
jis kiek paliktų nuogą ant plikos žemės, tiek, kiek reikia ramiai nueiti mylią. Likusias dienas jis praleido giedodamas gyriaus psalmes, kviesdamas savo mylimiausius brolius su juo šlovinti Kristų ir šįsyk užtraukė. Savo balsu sušukau Viešpačiui, savo balsu paprašiau Viešpaties pagalbos.